Sveiki Naudum LT skaitytojai. Tai mano Audi 50 ir tai yra pirmasis Naudum LT projektinis automobilis. Jeigu nežinote, kas yra Audi 50, būtinai kviečiu pažiūrėti pirmąjį šios serijos video, kur aš papasakojau, kas yra Audi 50, kuo įdomus šis modelis, kokia yra jo istorija. Jeigu manote, kad tai yra pirmos kartos Golf, kažkokia versija, tai noriu pabrėžti, kad tai nėra tiesa, bet tai yra iš tikrųjų pirmos kartos Polo pradininkas. Polo turi tą patį kėbulą. Būtinai kviečiu pažiūrėti pirmąją šios serijos dalį. Antrojoje dalyje aš papasakojau apie šio automobilio būklę ir paminėjau, kad jis yra gerokai papuvęs. Ir žmonės klausė, tai kaip jis važiuoja? Iš tikrųjų jis važiuoja neblogai dėl to, kad jis turi galiojančią techninę apžiūrą. Taigi mechaniškai jis buvo sutvarkytas. Techninė apžiūra buvo atlikta Švedijoje. Jis yra saugus, jis važiuoja neblogai, ta prasme, kad ratai nenukris, stabdžiai ir visa kita veikia, tai ta prasme jis važiuoja. Bet aš šiandien papasakosiu šiek tiek daugiau. Prieš tai užsukite į šio įrašo aprašymą, kur rasite nuorodos į kai kuriuos rekomenduojamus straipsnius, taip pat Naudum LT socialinių tinklų paskyras ir Naudum LT Contribui, kur galite tapti Naudum LT svetainės ir šio kanalo rėmėjais. Naudum LT, jeigu nežinote, yra nuo 2017 veikianti mano straipsnių svetainė, kurioje aš dalinuosi smalsumu apie techniką ir daiktus. Tai kaip važiuoja šis automobilis? Tai yra Audi 50 LS. LS žymi pigesnė, paprastesnė Audi 50 versija. GL buvo šiek tiek galingesnis, bet abu automobiliai turi priekyje sumontuotą mažą 4 cilindrų variklį, kuris per mechaninę pavarų dėžę suka tik priekinius ratus. LS, šis automobilis, konkrečiai šis automobilis, turi 37 kW galią. 37 kW neskamba kaip daug ir tai nėra daug, bet visas šis automobilis sveria 700 kg. Taigi, mano nuomonė, 37 kW jam pakanka. Jam yra 50 metų ir kartais tai jaučiama. Pavyzdžiui, įsibėgėjus iki maždaug 80 km/h jaučiama tam tikra vibracija kėbulė, galbūt bagažinės dangtis. Ir prieš tai buvęs savininkas, kuris man jį pardavė, minėjo, kad 80 km/h yra jo maksimalus greitis. Iš tikrųjų tai nėra tiesa. Šis automobilis gali įsibėgėti iki 146 km/h, bet tas įsibėgėjimas tikrai užtruktų. Iki 100 km/h Audi 50 bėgėjasi beveik 16 sekundžių. Taigi tai tikrai nėra greitas automobilis, bet kadangi jis yra mažas, konkrečiai jis yra siauras ir priekinis stiklas yra labai arti vairuotojo, atsiranda tam tikras greičio įspūdis, ypač važiuojant vingiuotų keliu. Ir man iš tikrųjų labai patinka vairuoti šį automobilį ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl jis dar net nėra restauruojamas, nes kol orai šilti, kol dar neatėjo ta gili žiema, ruduo, aš noriu jį vairuoti, todėl nenoriu jo išardyti. Bent jau kol kas. Bet to yra eilė vietoje, kur jo kėbulas bus restauruojamas. Jis neturi vairo stiprintuvo. Tačiau Audi reklaminėje medžiagoje dar tai 75 metais rašė, kad šio automobilio vairas sukasi labai lengvai. Ir tai buvo vienas iš didesnių jo privalumų, su kuriuo aš iš tikrųjų turiu sutikti. Jeigu šis automobilis bent šiek tiek rieda pirmyn, jo vairas sukasi labai lengvai. Jo vairas yra labai lengvas. Aišku, stovint vietoje, jo vairas yra gana sunkus, bet to ir galima tikėtis, kai nėra vairo stiprintuvo. Kadangi nėra vairo stiprintuvo, šio automobilio vairas yra gana didelio skersmens, bet pats vairas yra plonas. Mano krūtinės centras yra lygus su maždaug vairaračio centru. Tačiau pedalai yra stipriai pastumti į šoną. Tai yra sankabos pedalas, tai matote beveik lygus vairaračio centrui, o akceleratorius jau yra šone. Vienas mano draugas, kuris sėdėjo keleivio vietoje, sakė, kad jis galėtų man palaikyti akceleratorių kaip autopilotas. Šis automobilis turi 4 pavaras ir, jam kaip ir reikėtų 5, bet jis turi 4 ir dėl to pasiekus maždaug 80 km/h jis tampa labai garsus. Tai, kad jis neturi vairo stiprintuvo, bet turi santykinai greitą vairą, beje, yra savotiškas privalumas, ta prasme, kad yra labai tiesioginis, labai geras
labai smagus ryšys su keliu. Vairu jauti kiekvieną kelio nelygumą, vingį ir nenoriu pavadinti šio automobilio sportišku, bet jausmas yra sportiškas. Vėlgi tai yra susijęs su šio automobilio dimensijomis. Atrodo, kad kelias yra labai didelis ir tu per jį leki daug greičiau. Automobilis kaukia ir atrodo važiuoja labai greitai, pasižiūrė į spidometrą, kuris veikia beje idealiai ir jis rodo 60 km/h. Tai, kad jis yra karbiuratorinis, reiškia, kad jį galima ir reikia sureguliuoti. Tačiau atsakas į akceleratoriaus pedalą yra momentinis ir vėlgi tai yra prisideda prie to smagumo, kurį tikrai jaučiu važiuodamas su šiuo automobiliu. Galiausiai noriu paminėti jo patogumą. Žmonės mano, kad senas automobilis būtinai yra labai nepatogus, ypač jeigu jis yra mažesnis, kuklesnis, ekonominės klasės. Tai yra vienas iš patogiausių automobilių, kuriame susidės, neskaitant garso. Jis yra gana triukšmingas, jame nėra klimato kontrolės, apie kondicionierių tiesiog galima ir pasvajoti, bet langai atsidaro, tai tiek. Bet minkštumo prasme jis yra labai minkštas ir labai smagus vairuoti. Tiesiog kelio nelygumus jis sugeria labai puikiai, nors ir, aišku, šiek tiek barška ir yra triukšmingas. Ta barškėjimą aš tikiuosi išspręsti restauracijos metu, o variklio garsą galbūt netgi šiek tiek sustiprinsime labai saikingai su nauja išmetimo sistema. Ji nebus daug garsesnė už dabartinę, tiesiog ji dainuos gražiau. Balsas bus gražesnis, tai nebus garsesnis, bet bus gražesnis. Minkštumo prasme šis automobilis yra labai geras. Ir jis yra beje gerokai aukštesnis už mano kitą automobilį, kuris irgi yra senas, bet daug naujesnis. Važiuodamas kaimo keliu aš pastebėjau, kad važiuodamas, sakykime, Vėžėmis, aš pastebėjau, kad žolė per vidurį nesiekia jo pilvo taip, kaip siekia mano kito automobilio dugną. Aš ketinu su šiuo automobiliu beje važiuoti į ilgesnės keliones, kai tik jis bus tam paruoštas. Važiuojant 70-80 km/h greičiu, jis yra pakankamai patogus. Vėlgi priminsiu, kad jo maksimalus greitis yra 146 km/h. Dar vienas dalykas, kurį tikrai noriu paminėti, tai žmonių reakcija. Kai tik įsigijau šį automobilį, pastebėjau, kad žmonės labai daug į jį žiūri. Tiesiog nuolatos į jį žiūri, žmonės kelia nykščius. Ir iš pradžių aš maniau, kad dėl rūdžių. Aš labai taip kukliai maniau, kad žmonės tiesiog, nepasityčiodami, bet galbūt šiek tiek pašaipiai pasijuokdami žiūri tas rūdis ir tiesiog juokiasi iš jaunuolio, kuris važiuoja su kažkokiu senu automobiliu. Bet vėliau, kai pastebėjau, kad žmonės kelia nykščius ir šypsosi, jį suteikia, kartais netgi pakelia abu nykščius, žmonės tiesiog džiaugiasi pamatę seną, vis dar važiuojant automobilį, kuris yra tiesiog naudojamas. Tai tiek. Dar kartą pakviesiu užsukti į šio įrašo aprašymą, pažiūrėti ten sudėtas nuorodas, būtinai užsukti į Nodum.lt Contribui, kur galite tapti Nodum.lt svetainės ir šio kanalo rėmėjai. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki.